Sveiki, draugai. Sulaukiau skambučio, turbūt iš telefoninio sukčiaus. Paskambino kažkoks veikėjas, prisistatė Antanu Kandrotu ir pradėjo klausinėti apie mano veiklą. Taigi turiu prašymą, aš va čia paliksiu jo numerį, jūs jam paskambinkit ir sakykit, ko čia skambinėjai, ko čia užsiimi, na ir taip toliau. Bet iš tikrųjų tai ne. Tokių dalykų mes nedarom ir nedarysim. O nutiko kitas dalykas. Nutiko toks dalykas, kad iš tikrųjų šiandien man paskambino ponas Antanas Kandrotas, kuris labai norėjo mane demaskuoti. Pono Antano vertinimu, tai, kad paaiškėjo tokias aplinkybės, kad kariuomenės vadas nuomojasi butą iš savo sūnaus, iš valstybės lėšų, kad čia yra pavojus nacionaliniam saugumui ir dar jis nusprendė, kad tą pavojų sukėliau aš. Nors aš aišku ne prie ko, gyvenime nedalyvavau tam pokalbį, bet tiek to. Bet geriau vieną kartą pamatyti, kaip sakoma. Taigi, kaip sako ponas Antanas, žiūrėkit. O dabar padarysiu vieną skambutį ir paskambinsiu tokiam žurnalistui Šarūnui Černiauskui. Ir pabandysim to mes sužinoti tam tikrą dalyką. Ir žiūrėkit, dar tada norėjau paklausti dėl to Valdemaro Rupšio. Ten jūs kalbinot jį, nes aš kaip iš balso jūs pažinau, o žiniasklaida nutyliai rašo žurnalistas ir rašo ne jūs, kad. Jūs čia apie kariuomenės vadą? Jo, nes iš balso, tas, kur kalbinau žurnalistą, labai panašu. Minučių, žinokit, tikrai ne aš pats žiūrovas tos istorijos žiūriu, stebiu ir man įdomu ir tiek. Ai, supratau, nes aš matot, iš balso buvo labai, balsas pasirodė panašus į jūsų ir aš taip pagalvojau, kad čia gal čia jūs, nes kažkaip rašo žurnalistas, vardo pavardės nerašo, aš galvoju, kodėl čia žurnalistas... Žinokit, ir visas Facebookas to žurnalisto pavardės yra, tikrai čia lengva susirasti, net kariuomenės vadas jo atsiprašė už savo elgesį. Ai, supratau, o jūs gal pasakyt galit man, gal žino tą vardą, nes nemačiau. Žinokit, užkrito, bet tikrai, viešai ten, man atrodo, netgi kariuomenės vado Facebook'e yra ta pavardė, bet dabar prisiminiau. Kariuomenės vado Facebook'e yra, net ten jo atsiprašau, nes man labai balsas į jūsų panašus pasirodė, tai va dėl to aš jums ir paskambinau. Pats paklausysiu, pabandysiu atkreipdėmėsi tikrai. Ne, man tikrai, aš nebereikalo paskambinau. Tai va. Taigi, dėja, aš nekeliu pavojaus nacionaliniam saugumui. Nekelia ir kolega Ramūnas Jakubauskas, kurio pavardė man dėja užkrito. O ponas Antanas yra labai geras pavyzdys, kad prieš skelbiant kažkokią informaciją reikėtų ją patikrinti. Taigi, nebūk kaip Antanas. Tikrink informaciją, kad neatrodytum štai taip. Va, geras pavyzdys, kaip galima kartais išviešinant info, galima prisigauti. Tai va šitą visą įrašą ir paliksiu, nieko nekarpysiu. Va, man pasirodė tas ir, žodžiu, žurnalistas ne tas, kurį galvojau. Tai tiek šiam kartui. O mes jau netrukus sugrįšim su kur kas rimtesnėmis istorijomis, kuriuose viskas yra patikrinta. Ačiū, kad mumis pasitikite, ačiū, kad mus palaikote. Iki greito.